Sveiki gerbėmiai, tęsiu savo laidas. Dabar kalbėsime apie demokratijos ydą. Politikams nėra naudinga stiprinti šalies ekonomiką. Persakau savo straipsnį išspausdintą Verslo žinių laikraštyje. Demokratijoje valdo dauguma, kuri išsirenka valdžią, kad visus padarytų turtingesniais. Rezultatas dažnai priešingas. Daug demokratinių šalių nesugeba išbristi iš skurdo. Pavyzdžiui, Ukraina, Moldova, Gruzija tik keli tokių demokratijų pavyzdžiai. Lietuva su kitomis Baltijos šalimis atrodo geriau, bet per 30 nepriklausomybės metų tikrai galėjome pasivyti Švediją, jei politikai būtų darę teisingus sprendimus. Tokią galimybę įrodo Airijos ekonomikos šuolis. Parašyti šį straipsnį mane paskatino paskutiniai akivaizdžiai absurdiški Lietuvos valdžios sprendimai energetikos srityje. Esant elektros stygiui, Lietuvoje stabdyta naujų saulės ir vėjo elektrinių plėtra. Kompensacijomis skatinama statyti mažas, todėl brangesnę elektrą gaminančias saulės elektrinės. Panašiai kaip savo laiku Kinijoje, kiekviename kaime statė po mažą metalo liejyklą ir žinome, kas iš to gavosi. Žalingus valdžios veiksmus būtų galima pateisinti ekonomikos žinių stoka, bet Lietuvą valdo mūsų išrinkti ekonomistų išsilavinimą turintis prezidentas Gitanas Nausėda ir ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė. Energetikos ministras Dainius Kreivys taip pat turi solidų išsilavinimą. Kyla klausimas, kodėl į kenkiančius mūsų visų geroviai valdžios sprendimus nereaguoja nei Gitanas Nausėda, nei premjerė Ingrida Šimonytė, nei kiti įtakingi politikai, nors problema plačiai aptarinėta spaudoje yra puikiai žinoma. Atsakymas yra tik vienas – politikų karjerai kenkia rūpinimasis savo šalies ekonomikos sveikata. Skamba keistai, bet tai yra įgimtas demokratijos trūkumas. Daryti visuomenę turtingą politikams yra nenaudinga ir netgi pavojinga. Problemos esmę labai taikliai nusakė prancūzų ekonomistas Frédéric Bastiat, gyvenęs prieš 200 metų. Cituoju, valstybė tai didžioji išsigalvota būtybė, per kurią kiekvienas tikisi gyventi kiekvieno kito sąskaitą. Tai yra rinkėjai tikisi, kad politikai jų gyvenimą pagerins, ką nors jiems duodami. Gitanas Nausėda rinkimuose žadėjo gerovės Lietuvą, kuri daugiau duos senjorams. Panašiai populiarumą pelnėsi Vilija Blinkevičiūtė. Rinkėjai tikisi didelių pensijų, ilgų vaiko auginimo atostogų, didelių išeitinių išmokų, mažesnių kainų ir taip toliau. Jei politikai to nepažadės, tai niekas jų valdžią nerinks. Bet jeigu tokius savo pažadus vykdys, tai valstybė niekada nebus turtinga, nes pinigai ant medžių neauga. Juos reikia iš kažko atimti. Iš to, kas dirba. Ekonomika ir visų mūsų gerovė auga neatiminėjant vieniems iš kitų, o geriau ir daugiau dirbant. Politikų ir rinkėjų situaciją galima palyginti su gydytojų ir pacientų. Paciento ausiai visada mieliau skambės jam įsiteikti norinčio gydytojo patarimai, nepersidirbti, ilgiau padrybsoti prie televizoriaus, valgyti daug ir skaniai, nei teisybę sakantis gydytojas, kad sveikata bus gera, tik mankštinantis, ribojant maistą ir panašiai. Skirtumas tas, kad medicinoje mes pakankamai išprusę, kad suprastume, kurio gydytojo klausyti. Ekonomikos žinių neturime, nes mokyklose jų nesuteikia. Politikui skelbiančiam teisybę, kaip pagerins visų gyvenimą, nėra jokių galimybių patekti į valdžią, nes ekonomikos stiprinimo priemonės nėra niekam malonios. Parodomasis to atvejus buvusio premjero Algirdo Butkevičiaus užsipuolimas dėl jo inicijuoto darbo kodekso pakeitimo liberalesniu, kas Lietuvą būtų padarę turtingesnę valstybę. Kreipiuosi į Lietuvos politologus ir profesionalius politikus. Padėkite išspręsti, pataisyti ar bent sumažinti šią demokratijos ydą, kai politikams neapsimoka ir netgi pavojinga stiprinti šalies ekonomiką, kadangi valdžios sprendimai, darantis visuomenę turtingą, žmonėms yra nesuprantami ir nepriimtini. Ačiū už dėmesį, iki sekančio pasimatymo.